Tai sveiki visi, šiandien grįžtu su šiek tiek kitokiu video pas jūs. Tai man atrodo labai įdomiu, nes šiandien bus labai didelis Temu haulas. Aš manau, jau tikrai daugelis žino, kas yra Temu, bet tiem, kas nežino, greit dar pasakysiu. Tai yra internetinė parduotuvė, kurioje galite rasti įvairiausių brandų, įvairiausių daiktų už gerą prieinamą kainą. Kas ko galite norėti. Kokybė, kaina, galioja visokie kuponai ten dažnai, nemokamas pristatymas ir aš nejuokauju, labai greit pristato. Man čia, man atrodo, atėjo gal per 8 ar 9 dienas siunta. Tai tarsi labai greit. Šiaip pagal kainos santykį tikrai aukšta kokybė daiktų. Jeigu netitinka kokybės, labai lengvai galite grąžinti ir atgauti už tai pinigus. Aš žinau, kad mes jau norim eiti pakuoti siuntos ir kad aš nebekalbėčiau, bet dar turiu vieną pasiūlymą visiems tiems, kurie dar nėra niekada turėję Temu programėlės ir norėtų ją išbandyti. Turiu jums nuostabų pasiūlymą. Čia matot kodą, kurį jums reiktų suvesti per šitą QR kodą arba per linką mano aprašyme. Viską ten surašiau kuo aiškiausiai, kad viską suprastumėt. Nuveikit ir atsisiųskit Temu programėlę, užsiregistruokit ir suvedę va šitą kodą galėsit laimėti 100 eurų kuponą jūsų apsipirkimui arba laimėsite 90% kainos, tiesiog nebus tos kainos, mokėsite tik 10% už savo apsipirkimą. Bet disclaimeris, visą šitą dalyką nuolaidą kuponą galite panaudoti, jeigu perkat būtent per tą linką. Ir tame linke daiktai nėra visi, kurie egzistuoja Temu, ten bus daiktai, kuriuos aš čia jums parodysiu. Tai jeigu kažkas patiks, ką aš jums parodysiu ir norėsit įsigyti tą daiktą, ir dar nesat apsipirkinėję Temu, tikrai siūlau pasinaudoti šituo visų pasiūlymų, nes galit labai pigiai apsipirkti, gauti discountą 90% arba 100 eurų kupono. Tai man atrodo, čia yra labai geras pasiūlymas. Gerai, manau, jau einam atidarinėti šitos siuntos, nes aš jau nepamenu, ką aš ten nusipirkau ir noriu labai pamatyti. Tai kerpam. Gerai, prasidariau dar vieną maišą. Čia kiek siuntų ir po biškį trauksiu ir rodysiu, po biškį atsislinsiu. Pirmas daiktas, kurio aš šiaip žiauriai norėjau, bet neįsivaizduoju, kaip ten bus viskas, bet jau traukiu visus pirmas. Netikri tie tokie sniego batai, kai jie atsidarom. Aš tiesiog labai tikiuosi, kad tiks man dydis. Kokie gražučiai. Ir tikrai atrodo visai nieko. Ir koks čia šiltas atrodo viduj, tas toksai, oh my god, kokie mėly jie. Rimtai, aš tai nesitikėjau netokių gerų. Aš ką tik greit sudėjau, jie man tinka, aš visada tai bijau užsisakinėti batus dėl to, kad mano išmera yra 41 ir kai tu negali pasimatuoti, atrodo, ateis tikrai maži bus. Ir visada realiai nieko nebūna daugiau negu 41. Čia buvo žiauriai didelis pasirinkimas, ta prasme, dydžių, ko tu gali įsirinkti. Buvo, kad rašė 44 jų dydis, atitinka kem 1, kem 2. Tai aš dar daugiau dabar esu laiminga, nes aš labai bijojau, kad man netiks dydis. Bet kuo puikiausiai tinka. Ir jie tikrai tokie kokybiški atrodo, nes tikrai ir apsiūta gražiai. Ir tokio svorio turi, ir čia visas tas kailiukas. Ta prasme, tas kailiukas visur ten, visur. Tai tikrai atrodo šilti tokie botukai. Žiauriai fainai. Gerai, judam toliau, bet aš tiesiog labai laiminga tais batais, nes aš labai galvau, kad man netiks. Traukiam toliau. Čia yra, ką išpakuosim. Čia man labai gražu, ypač prie, pavyzdžiui, batukų. Ant kojų tokie tipo užsidėti. Šildyt kojom. Žiauriai fainučiai tokie, turėtų labai gražiai atrodyti ant kojų. Labai gerai ir tampasi. Ir nėra ta medžiaga kažkokia prasta. Man atrodo labai nice, prie kokio sijonuko. Labai gražiai atrodo. Ok, judam toliau. Čia tokios nemažas 2 dėžės yra. O šito daikto man pasakiškai reikėjo. Mano tiesiog sulūžo, ta lempa nebeveikia, tai aš tiesiog labai džiaugiuosi. Ir jis turėtų būti aukštesnis negu kad aš turėjau. Kokia didelė ta lempa, wow. Gerai, čia visokių daug daikčiukų. Einu greit sumontuosiu, kad pažiūrėtume, žinau, kad ant kiek dabar storas. Toks grinai metalinis, toks storas, jisai žiauriai faina. Jis tikrai aukštesnis, pažiūrėkit, čia net netelpa į kamerą. Tokio ilgio ir jis, man atrodo, žiauriai gerą kainą. Ir jisai grinai kokybiškas. Ok, tai pasitačiau visą tą, labai lengvai susidėjo. Turi tokį čia mygtuką, įsikiša USB tiesiog jungtis ir tiesiog šviečia. Keičiasi, taip pat spalvos yra dar tokia geltonesnė ir tokia į mėlynumą. Aš suprantu, gal čia ne kiekvienam tokio dalyko reikia, nors ir šiaip apšvietimas geras, kad ir dirbat ką nors. Pavyzdžiui, jeigu ten nagus darot, makiažus ar kažką, tai tiesiog labai geras apšvietimas ir iškart filmuojat, kuriat kontentą ir taip toliau. Tai šiaip žiauriai geras dalykas, o man tai čia išvis yra pasaka. Kaip gražiai blizga.
užsisakiau apyrankę. Man atrodo, čia yra ant rankos, taip, aukštesnė vieta. Kokia graži, kokia dailutė. Oh my god, man čia taip gražu. Atrodo gero tokio metalo. Judame toliau. Taip, jūs galite pagalvoti, kuo čia ypatingos tušukos, bet aš noriu visiems pasakyti, kurie turi garbanotus plaukus, kurie, pavyzdžiui, velės ir panašiai. Mano čia yra, aš čia taip pasidariau tos plaukus. Jie natūraliai taip neatrodo, pas mane yra garbanuoti, išsipūtę plaukai. Ir tikrai buvo žiauriai sunku rasti šukas, kurios neišpeštų plaukų, kurios gerai iššukuotų. Tai aš taip džiaugiuosi atradus būtent šitą šepetį ir Temu turi jas. Trečią kartą perku tokias šukas ir jos yra tiesiog tobulos, nes jos turi tos tokius metaliukus. Bet ir tokius šerelius, kurie neleidžia, kad peštų, bet jie iššukuoja. Žodžiu, žiauriai geros šukos, žiauriai gerai šukuoja, jeigu ieškot kažko ir nebesprantat, kuo ten šukuoti, nes man, pavyzdžiui, tos kur metalinės, tai aš net negaliu pažiūrėti jas. Tiesiog nusipirkau pasikeitimui turėti, nes reikia keisti šepečius, nes jie renka bakterijas ir panašiai. Viskas, ko jums reikia, nes su juo galima ir džiovinti, ir šlapius plaukus šukuoti, nes jis yra plastikinis, jį galima labai lengvai išplauti. Nes šepečius reikia plauti, jeigu nežinoma. Taigi, eikime prie didelio tokio dalyko. O tai laikyti. Čia galite matyti, kas čia yra. Labai noriu šito daikto, labai man jo reikia, nes jūs žinot, kad aš myliu augalus. Tai man jau senai reikėjo tokio dalyko, kur aš galėčiau sudėti augalus tiesiog taip. Aš manau, dabar išpakuosiu, paskui viską jau sudėsiu, galėsiu pamatyti, kaip vaizdas atrodo, bet šiaip dabar pažiūrim kokybę. Sakiau juodą, šiaip kas turi augalus ir neturi daug vietos, tokie dalykai yra game changeris tiesiog. Turim tuos padėkliukus, kaip suprantu. Jo. Šitie yra plastikiniai, bet labai gero kokybiško plastiko matosi. O čia jau tas pats stovas, tai irgi jis yra metalinis, nerūdijančio plieno, man atrodo, metalas. Gražiai viskas padaryta, nutažyta. Gerai, čia viskas suvyrinta, ta prasme. Čia turime liežuvio grandytoją. Jau tokį naudoju. Aš žinau, kad čia gal kažkiek keista tokia tema, bet ant kiek jis yra game changeris, jeigu turit, nežinau, burnos kvapą, tiesiog negražiai liežuvis atrodo, ar tiesiog norit higieniškai palaikyti savo dantis. Neužtenka tik šepetėlio, reikia naudoti ir dantų siūlą. Ir šitas, čia yra kažkas kitko, jis čia yra nerūdijantis plienas, aš turiu savo virš metų. Labai gerai, iki šiol naudoju lygiai kaip, taip pat atrodo tiesiog kaip naujas. Tai visiems, kurie nenaudojat, jisai labai pigiai kainuoja, tiesiog nusipirkit. Reikia. Taip, tiesiog išvalot liežuvį ir patikėkit, padėkosit man už šitą dalyką. Tai jeigu dar nežinojot ir mėgojot ant šito, tai va, prašau. Maišas jau pabiškį tuštėja, dabar ten yra daiktukų. Kokios dainos. Užsisakiau apyrankės, nes ten žiauriai didelis pasirinkimas yra papuošalų visokių. O tu dievulėliau, kaip man patinka jos su visokiais tokiais. Aš šitą medį kaip pakabuką turiu. Dar toks, kokios gražios. Ir tie akmenukai tokie geri atrodo. Man tai buvo sunku išsirinkti, nes va šitų spalvų. Ta prasme, tenais aš nežinau, visa paletė spalvų, kokių tu gali tų apyrankių išsirinkti ir su kokiais pakabukais. Gerai. O šitų irgi žiauriai laukiu, nes labai naudoju. Skustukai veido. Ar tai antakius apsiskusti, ar tai va čia šoną. Ir žiauriai gerai prie antakių viską lygiai gali nusiskusti ir ilgai netauga, nes jie tikrai labai aštrus, bet saugus, ta prasme. Aš nesu niekad įsipjovus, jeigu bijot, kas nors naudojat. O, kokie gražus. Užsisakiau žiedų. Ir man labai patinka tos tokios dervos. Aš nežinau, kaip sakyti, iš tikrųjų tokie plastikiniai, bet jie kažkaip ta derva vadinasi. Kokie dailučiai, bet rimtai kokie dailus. Ir pažiūrėkit, tai yra tie, kur, tipo, jeigu bijo dėl dydžio, tai aš jau matau, kaip nešiuosi non-stopų visus juos. Ir žiauriai gero dydžio, nes aš visą laiką užsisakau ir man būna maži. Pažiūrėkit, kokie dailus, kaip gražiai, net ir pro to raudono lako atrodo. Pažiūrėkit. Did you see that? Gerai, prieš paskutinis daiktas yra nuostabus grožio pakabukas. Patus koks sunkus, net ant kaklo, taip nešiau, pažiūrėkit, koks gražus, koks didelis. Ir ant tokių dviejų juostelių. Ir pažiūrėkit, viskas žiauriai kokybiškai padaryta. Vienas mėgstamiausių nėrinių bus. Kad ir kaip gaila, bet jau viskas. Paskutinis dalykas. Dar žiedų. Tik šį kartą jau metalinės susisakiau. Pamatuojam. Irgi tinka, oh my god. Pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo, oh my god. Bet va šitie jau prie raudonų nagų labai gražiai atrodo. Žiauriai, ir jie tokie dailučiai. Man šitie tokie gražus.
Nesitikėjau, žinokit. Gaila, kad jau baigėsi haulas, bet tikiuosi, kad patiko šitas video, kad greit susižiūrėjo ir kad pamatėt kažką faino iš čia. Nes vis tiek dar noriu priminti apie tą koduką šitą, kurį pradžioje kalbėjau, ir kad galite per šitą QR kodą arba per linką mano prašymę atsisiųsti Temu. Tie, kurie dar niekad nesate turėję ir apsipirkinėję Temu, ir būtent su šito kodu gauti 100 € kuponą laimėti, arba gauti 90% nuo tos sumos. Jeigu kažkas iš čia patiko, tai tie daiktai bus tarp to linko ir galėsit išsirinkti. Ir galimai įsigyti už labai mažą kainą. Tai suskubkit, tas kodas ilgai galioja, tai nesijaudinkit, jeigu žiūrit ir po metų šitą video. Šiaip aš pati asmeniškai tikrai esu nustebusi kokybę ir kad tiek mažai sumokėt galiu už tai. Jeigu aš čia bandyčiau apsipirkinėt, ta prasme, Lietuvoje, tai aš nežinau, kiek pinigų išleisčiau. Nusipirkti tokių visokių daikčiukų ir tu viską atsiunčia taip greitai ir tu tiesiog pasiemi iš paštomato. Nereikia niekur ten labai važiuoti, namuose apsipirkinėjai ir viskas. Žodžiu, tiek per šitą video. Manau, tikrai bus daugiau haulų. Jeigu patiko, paspauskit like, apsipirkit Temu. Tikrai, jeigu ir ne iš čia kažkas patiko, vis tiek siūlau apsilankyti, ten yra begalė daug daiktų. Ir tiek šiame video. Ačiū, kad žiūrėjai, paspausk like, pasubscribink ir susimatom kitą video. Bye! And it goes a little something like